Sveiki visi, čia programuotojas 2200 ir aš parodysiu, kaip pasidaryti savo žaidimą per Notepad. Tai yra labai keista. Ir pirmas dalykas, ką norėjau pasakyti, kas teisingai pirmas atspės, kiek mano kompiuteriui metų, tą aš per kitą savo filmą, ne filmą, o per kitą savo video paskelbsiu. Tad stenkitės spėti. Bet geriau rašykit nedaugiau kaip 100. Žodžiu, jūs turėsit atspėti. Turbūt jums dabar atrodo, kad labai lagina ir balsas, jeigu pradėsiu stabdyti, labai atsilikinės. Tas yra blogai. O gal net paprastai atsilikinės. Tai nepykit ant manęs, nes taip yra su visokiom programom tenais, kai norit, žinot, ką nors rašinėt, tai kiti kai kuria, tai labai pyksta ant to. Va, aš pirmą, ką padarysiu, tai parodysiu viską, kas čia užrašyta. Tikiuosi grafikos ne per prastos. Palaukit biškį. Va, čia turi būti užrašyta taip. Šitų dviejų nereikia, čia biškį buvo bugas. Va. Ir va čia visą tą kodą su failą, jūs kodo gal geriau nerašykit, čia yra tik tiesiog kodas. Ir aš jums aprašyme parodysiu linką, kur galėsit atsisiųsti tuos šitus failus ir galėsit bandyti žaisti arba va tokiu būdu pažiūrėkit, galėsit pabandyti patys gal padaryti. Ir veikla yra, pavyzdžiui, laukit, aš jums padarysiu, kad jums geriau matytus, kas čia parašyta. Va, ne. Kur aš čia buvau radęs? Palaukit, va, šitas. Bold. Nebus bold. Okay. Va, jūs jau ryškiau galit matyti, kas čia užrašyta. Ir va toks yra būdas, kaip programuot. Tai yra nesunku. Palaukit. Ir jums parodysiu, kaip visas tas žaidimas atrodo. Yes. Bet pas mane, kadangi yra senas kompas, Windows XP, ne taip kaip pas kitus 8 netgi, ne tai kad 7. Ir va šitus mano žaidimus sunkiai turėtų atidaryti, nes tai prastai biškį veiks. Ant šitų Windowsų. Bet nesvarbu. Parašau savo vardą, gal geriau YouTube kanalą. Va, enter. Va, jūs pasirinksit, kokį norit, pabandysiu, ar striks ar ne. Dabar bent jau man išmes tokią lentelę ir paleis žaidimą. Arba ne. Va, paleido, matot. Rašo loading. Šiaip čia yra mano
žaidimai, kūrybos mano pačio vieno, man yra 9 metai. Ir aš džiaugiuosi, kad moku labai gerai anglų kalbą ir kad galiu kur žaisti. Nu, žodžiu, man labai stringa kompas, jūs patys pamatysite, aš jums nurodysiu nuorodą ir patariu įsigyti WinRAR, 7-zip ar kitus, kur galėsite atidaryti zip failus. Va, įsijungia, bet labai striginės. Tad nenoriu rodyti ir iki.